Sveiki kelionių entuziastai, pasiruošę pasinerti į vieną įspūdingiausių pasaulio šalių. Šiandien tyrinėjame 10 pagrindinių faktorių apibūdinančių Braziliją. Pirmiausia, Brazilijos kultūrų įvairovė. Brazilija turi labai įvairią kultūrą, kurią formavo daugybė etninių grupių, nuo vietinių gyventojų iki europiečių, afrikiečių ir azijiečių. Tai atsispindi jų šokiuose, tokiuose kaip samba, muzikos stiliuose, tokiuose kaip bossa nova ir funkas, ir žinoma jų gastronomijoje. Amazonės atogražų miškai, kurie dengia apie 60% Brazilijos teritorijos, yra pasaulio svarbiausia ekosistema. Tai didžiausias atogražų miškas pasaulyje, svarbus ne tik biologiniai įvairoviai, bet ir klimato pusiausvyrai. Dabar pakalbėkime apie futbolą. Brazilija yra futbolo meka, išugdžiusi tokius geriausius žaidėjus kaip Pelé ir Ronaldo. Brazilai didžiuojasi savo futbolo tradicijomis ir yra laimėję pasaulio čempionatą net 5 kartus. Toliau karnavalas. Tai viena didžiausių ir spalvingiausių švenčių pasaulyje, ypač Rio de Janeire. Įsivaizduokite didžiulius paradus, akinančius kostiumus, nesibaigiančią muziką ir gatvės vakarėlius. Tai nepakartojama patirtis. Ant Rio de Janeiro kalno stūkso ikoniškoji Kristaus atpirkėjo statula. Šis didingas paminklas yra vienas iš naujųjų 7 pasaulio stebuklų ir pačios Brazilijos simbolis. Brazilija yra 5. pagal dydį šalis pasaulyje, besidriekianti beveik per visą rytinę Pietų Amerikos dalį. Šalis turi dykumų, tokių kaip Sertão, nuo atogražų miškų ir vandenyno pakrančių. Kalbant apie maistą, Brazilijos virtuvė yra tokia pat įvairi, kaip ir jos žmonės. Populiarūs patiekalai yra feijoada, juodųjų pupelių troškinys su mėsa, pão de queijo, sūrio bandelės ir gaivus kaipiringa kokteilis, pagamintas iš laimų, cukraus ir kašaca. Ekonomiškai, Brazilija yra Pietų Amerikos galinguolė. Tai didžiausia žemyno ekonomika garsėjanti savo žemės ūkiu, sojų pupelės kava, pramonė ir paslaugų sektoriumi. Klimatas Brazilijoje taip pat labai įvairus. Čia rasite visko, nuo tropinio ir subtropinio iki pusiau sauso klimato zonų. Dominuoja tropikai, todėl čia šilta ir drėgna, ypač Amazonėje. Galiausiai, bet nemažiau svarbu kalba. Oficiali Brazilijos kalba yra portugalų, kuri išskiria ją iš ispaniškai kalbančių Pietų Amerikos kaimynų. Šie faktoriai puikiai atspindi Brazilijos unikalumą ir pasaulinę reikšmę. Ši šalis gyvybinga, įvairi ir užburianti vieta, kurią tikrai verta aplankyti. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti, kad pamatytumėte daugiau kelionių nuotykių.